KED mokslininko Justino paprašėme žmonių kalbą paaiškinti, kodėl žmonės patiria miego sutrikimų, dažnai atsibunda, sunkiai užmiega ar pabunda nepailsėję. Kiekvieną kartą, kai Justinas panaudos sudėtingą žodį, purškiame vandenį. Justinai, kaip suprasti, ar miegas kokybiškas? Miegas paprastai turi daug ciklų. Gilus miegas, lengvas miegas, normalūs pabudimai, REM tipo miegas. Blogai. Kuomet miegame, mūsų smegenys eina per keletą būklių. Alfa bangos, teta bangos, Justinai, delta fu. bangos. Kuomet mes atsikeliame iš ryto, mūsų išmanūs įrenginiai parašo pažymį, kaip mes miegojame. Netgi ir be jų labai paprasta suprasti, kaip mes jaučiamės, jeigu mes prasivartėm visą naktį. Miegas tikrai nebuvo geras. Kaip išmokti nurimti prieš miegą? Mūsų kūne yra 3 nervų sistemos. Centrinė nervų sistema, smegenys ir stuburas, tada simpatinė nervų sistema. Justinai, kalbėk aiškiau. Parasimpatinė nervų sistema. Prieš miegą nurimti mums padeda kvėpavimo pratimai. Paruošia mus miegui ir atpalaiduoja kūną bei protą.